Šiandien vėl atsakysim į keletą jūsų Facebook'o gerbėjų klausimų. Ar gerai? Čia jau pirmas klausimas. Nu tai aš atsakau, gerai. Visų pirma klausimas, kurį uždavė daugiausiai žmonių. Kodėl visada vienodai rengiatės? Čia iškart matosi, kad ne milijonierius klausia. Kiekvienas mano kostiumas yra kitoks. Bet tie skirtumai yra tokie minimalūs, tokie subtilūs ir tokie brangus, kad juos pamatyti gali tik labai išlavinta ir daug mačiusi akis. Ir to labiau ne per teliką. Tie jūsų biudžetiniai skistų kristalų snungai, tokių subtilybių tai tikrai neatkuria. Dabar labai suktas klausimas, kurio klausė Remigijus Škarbalius. Koks traukinio greitis į Koziris Čirvas? Galima aš klausimą atsakysiu, gerai? Koks stiprumo žaibas trenkia į varlę, jeigu tau, Remigijau, šildymas pabrango? Šmaištolis matai atsirado, nenormalus, durnius kažkoks. Viliaus Semėno klausimas. Ką manote apie moterį su ūsais? Dirba tokios kelios pas mane cechi. Kažkaipgi, nesakysi, kad nusiskuski tos ūsus. Gal jų vyrams ten ir patinka, ką aš žinau. Plius paskui seksistų apšauks, ar teisman paduos, ir ten taip toliau. Tai aš tyliai be ceremonijų jas ten tamsiausią ir tolimiausią cecho kampą nugrūdau. Šiaip tai ūsai ir ant vyrų baisiai atrodo. Ūsuotus dėdus tai irgi tą patį cecho, tą patį tamsų kampą esu nugrūdęs, nematau dabar ir neerzina. Kostas Fielkauskas klausė jūsų, kodėl visi turtuoliai stori? Nes galim savo tai leisti. Kitas klausimas. Domas Zentelis domisi, kaip jaustumėtės ir ką darytumėte, jei vieną rytą prabudęs pamatytumėt, kad visi jūsų turtai dingo. Čia rimtai toks klausimas? Nesąmonė kažkokia. Bet būtų labai įdomu išgirsti jūsų atsakymą. Gerai, atsakau. Jei man prabudus nerašiau visų savo turtų ir absoliučiai viskas būtų kažkur pradingę, tada iš pykčio pasiveršiu į dinozaurą ir lazeriais šaudyčiau į varguoliams į subinės. Paskui pasiveršiu į erelį ir teleportuočiausi į šiltus kraštus ir ten jau gyvenčiau 200 metų. Bet kad čia kažkoks labai jau fantastinis atsakymas. Negali juk tai būti. Tai koks klausimas toks ir atsakymas? Nemindė klausė. Ar prausėtės tuo pačiu vandeniu kaip ir visi varguoliai? Galiu atsakyti. Bekompromisiškai ne. Aš turiu kieme savo nuosavą gręžinį, stovi ten normalų 7 levelių aktyvuotos anglies ir aukso filtrai. Vamzdynas pasidabruotas. Žodžiu, viskas kaip priklauso, kaip turi būti. Ir geriu tą vandenį ir prausiuosi tik po juo. Šiaip tai aš alergiškas tam centralizuotam visam vandeniui. Man nuo jo kažkokiom, beria kažkokiom vargoldėmėm.